Tai vienas iš tokių turbūt ėjimas, kaip supratau, ėjimas turbūt su šitom šiaurietiškom lazdom irgi propaguos. Bet kokias daug tų formų ėjimų. Ėjimas ir darbas su darže, ir plaukimas, ir važiavimas su dviračiu, ir lengvas bėgimas, yra milijonai judėjimo formų, kur mes atliekam ir ten mūsų raumenyse nesikaupia tas pieno rūgštis. Nuo mokyklos laikų mes žinom, dar nepumpuojasi raumenys, arba kitaip tariant, mes dar galim tarpusavy šnekėtis. Mums netrūksta deguonies, nėra skolos tas deguonies, mes nedūstam, paprasčiai tariant. Tai tų formų yra milijonas judėjimo formų. Paprastai ta judėjimo forma yra labai sveika, jeigu jį tęsiasi maždaug nuo 30 iki 60-90 minučių. Čia per vieną kartą, per dieną? Jo, per vieną, per savaitę 3-5 kartus, po 60-90 minučių. Tokia kintančių tempų, mes vaikščiojam, arba mes bėgiojam, arba dirbam sode darže, tai yra fantastiškas vaistas, prevencinis prieš daugybę lėtinių lygų.